Tai sveiki visi atvykę prie naujo video ir šiandieną aš vertinsiu youtuberius. Ir bus antra dalis, kur dar daugiau youtuberių. Tai gerai, pradedam nuo filosofiko. Paimam kažkokį važiuotą žodžiu video. Sveiki balandėlė ir šiandien su jumis ir vėl aš, Flufikas, ir šiandien mes vėl žaisim Minecraft, bet jeigu šaunat paprastai karvę, tai tiesiog kažkiek gaunu damage, bet jeigu aš užsienčantinsiu šitą lanką, aš turėsiu embot, žmonės, žiūrėk, pašautum pakutį viršų. Dabar žmonės atsimena, kai aš sakiau bombardacija. Čia yra bombardacija, mirk karvę! Minecraft, bet yra neįprasti kerėjimai. Man atrodo, kad mes čia... Ir duoj. Šitą dedu į supergold. Taip. Ok. Tai aš turiu Discordą šiaip. Tai jo. Kažkada pasikalbėti. Ir dabar ponas akiniuotis. Pavyzdžiui, šitą paėmų. Užstrigo. Ką aš pačiau iš jo? Tai šiaip, retai kelia video ir netokie jau ir įdomus. Tiesiog galbūt. O, Firelight. Juda prie Firelight. O, wow. Tiek, subscriberių. Jo, čia žiauriai, aš žiūriu net naktį visi. Bet kokį, va, šitą žiauriai įdomus buvo. I installed a mod to shrink myself smaller than a pixel in Minecraft. And now I'm gonna sneak into my friend Luke's body and use his organ. For this one that Luke won't even notice, I'm gonna fart in his lungs so he breathes in my fart gas from the source. Okay, enough of that, Ethan. Let's just keep on moving. Let's keep on moving. Keep on moving. Go up. We don't have time for this, bro. There is still a limit on the shrinking, and we don't want to, get exploded up inside of... Jo, tak įdomu žiūrėjai. When you're hungry in Minecraft, you just steal some bread from a village, right? Yeah, no big deal. But not anymore, because I've added real life laws to Minecraft. Meaning if you do the crime, you do the time. Tai jo, žiauriai įdomus video. Tai aš jį dedu į best. Gustas. Jisai vakar streamino. Ir jisai nesakė šitą. Kokie gustelis Gustas. Tai streamas. Kas ne ten. Kaip, pabandykim užlipti, kaip Mildutė Kakutė nusirenka savo vynuoges. Kaip man praeit, palauk, čia problema. Kaip man, kodėl aš atsisėdau? Kaip taip iš vis įmanoma? Truputį juokingi video ir faini labai. Tai aš jį skiriu į supergold debes. Juda prie, va šitas. Ieškomas. Papa. Žiūrėjai fados muzikos. Aš va. Medžiu man. Searching the land around my base, I spy a shorty, netherite armor and a mace. She's headed toward me, but I
I placed a bed in the nether. The strip mining takes forever. When I placed a bed, it ignited. Don't need no flint to light it. It won't be long till I have netherite. I'm gonna upgrade tonight. I placed a bed in the nether. The nether. I've got a plan to save my home. Can't let her get me. Move every valuable I own through the portal quickly. I'll lure her right to me. Hiding in the netherrack, here she comes to loot me. I'm launching my attack. I placed a bed in the nether, popped like an eye of ender. When I placed a bed, it ignited. Don't need no flint to light it. It's my last resort. I didn't wanna fight, but I'll defend my loot with my life. I placed a bed in the nether. The nether. Nice. One griefer down. Wait. Alex? Is that you? No. No. No! What have I done? Dar viena čia pratęsiu. Tai aš jį skiriu divest. Į čia. P2. O čia tai pasaka. Video ir šį kartą Rūjo patį pirmą video pažiūrės. Pavyzdžiui, paimam kokį čia paimsiu. Paimti. Labai seną video. Tai va tiek laiko užtruks man. Jūs galite prasukti. Noriu. Žiūrėkime YouTube. Ir turim gaminti patys. Ir pirma, taigi sveiki atvykę prie naujo video ir šį kartą mes žaisim žaidimą, kuris vadinasi Centrinės stoties simuliatorius. Ir sveiki atvykę prie žaidimo. Ir žaidimas prasideda, pasirodo, mano bute ir mes pasirodo įkursim, man rodos, šitą. Jo. Gerai, čia pjausim lentas ir čia reikia šito ir ko dar reikia? Pagrindinio bloko ir 4 rąstų. Tai mes turim dar pagaminti pagrindinį plytelės ir šitos plytelės. žiūri įdomus. Ką galiu pasakyti? Tai darau best. Stepnepas.
iš šios skino aš dedu į Super Good. Aidas. Paspaudžiame tą patinka mygtuką ir... Ar atsimena tas dienas, kai visi žaidė Minecraft hardcore ir kai kurie žmonės savo hardcore pasauliuose praleisdavo labai daug laiko, na ir galiausiai užsibaigdavo kokią nors kvailą mirtimi. Tai šiandieną pasižiūrėsime į žiauriausias Minecraft hardcore mirtis. O, Endermenai, aš nuo jų irgi esu vos nepasikrovęs, irgi su pusė gybių, tarp kitką kažkuriam epizode likau, bet turėjau to temą. Endermenai yra žiauru. Creeperis. Typical situacija. Kas nėra nuo Creeperio mirę, nėra tikri Minecrafteriai. Aš esu miręs. Tai Aidas yra super. O, Mr. Beginnis. Matau, kai tu įsižioji, kai šneki. Daryk mane galima iškelt burną, kada čia žiūrėk, stebėk. Jis mane žiūri tiesiai. Nekit, girdėjau vaiką tenais. Taigi čia... Atsargiai, durys nukriso jau. Žiūri fanas. Tai aš jį be žodžio dedu į Super Good. Okay. Fervis. Ferviuks. Неужели напиздили бити і дегеджа, розпивоким її пірація. Шешта проблема Lietuvoje – piratavimas. YouTubinimas tai nėra, ką noriu, tą darau, nes taip sakydamas save ir fanus apgavau. Šitam pasaulyje negali surasti tikros tiesos, netgi geriausioj vietoj nebebus jokios šviesos. Staiga tu šauni ten dangun lyg raketa. Bet kai mastai apie save, štai stovi jis tačia. To viskas čia atrodė kaip jokingas toks žaidimas, tačiau dabar tu supranti, kad toks žiaurus likimas. Ne YouTubinu. Žiūri fanas. Ir, pavyzdžiui, paimsiu jo paimam jo Minecraft. Tikrame gyvenime yra. Sveiki atvykę. Visas kaimas sudegė. Dabar bandau čia ateiti vėl. Pažiūrėsim, ar čia vis dar sudegęs kaimas. Bet dabar... Alio? Čia aš. Aš laikaus Mes supijim. Čia pasaka pijus. Fervis super. Edas. Sveiki, mano Marcedas ir šiandieną susitinkame dar viename Minecraft Advancement iššūkio epizode. Ir šitą karvę aš matau, kad jinai labai nori mane numesti ir nužudyti, arba jinai pati nori nukristi nuo šito, tai viso pliavo to skardžio. Tai va, susitinkam šiandien čia, turim naujienų, turim visko, turim daugiau dalykų pasidarę. Kaip matote, jau turiu nedarytinių daiktų ir nedarytinčią splaitą. Taip pat dar visokių... Tai jo, įdomus jisai, rekomenduoju pasižiūrėti. Tada į Super. Enoxas. Gerai, tai... Jeigu pasilaiks Gaidį lopas, duodi ės, bl***. O tu ką, nu, paėmiau. Mane vėl pagrobė. Užauginsiu kaip sūnų. Ai, kus čia? Sėdi čia. Viskas apie tyliai. Kaip nori ant laužą. Tai jo, įdomus. O aš nueisiu į toliau, susitiksiu tu.
būtų įvežę Menoksą, tai jisai į super keliauja. Domiksas. Vis dabar žiūri tie Domiksą. Aš žinau, kad žmonėms tiesiog super. Dreamas. Visi žino, kad jisai cheateris. Beveik visi. Sparkingas. Visur, kur važiuoja gyvenimas. Nu kaip tai visur, jeigu neduoda užrakint? Visur, kur važiuoja gyvenimas ir leidžia kelių eismo taisyklės. Praplėtėme Spark parkavimo sezonas. Pamatyk žemėlapį sparkingas.lt. Spark. This video, a YouTuber with 10 million subscribers called me out to a 1v1 manhunt with a $100,000 wager on the line. So I will be speedrunning Minecraft while DeQuavis hunts me down. If I kill the Ender Dragon, I win. If DeQuavis kills me, he wins. This is Minecraft Manhunt. Also, if you enjoy videos like these, consider subscribing. It's free, and you can always change your mind. Enjoy the video. Please hit me. Please hit me. Please hit me. Please hit me. Please, bro. I'm gonna throw up right now. Oh my god, I'm getting... Tai jo. Jisai visą laiką man food daro. Bet įdomus. Bet cheateris. Į šitą DQ. Tai jisai irgi, nes ką tik jį matėte. Kokį gal. So I reacted to over 1,000 fan art submitted by you guys. Some were amazing and some were hilarious and horrible. Our goal is to narrow down 1,000 pieces of fan art down to the best 20, and each person will win $100 for a total grand prize of $2,000. It took us over 15 hours to react to every single one, but it was so worth it seeing all of your amazing and creative fan art. So let's get started on the first fan art and see who wins. First one, this one's by Anna, and got day 1 to day 100. What's this little blue creature at the top? I think that's the warden. Oh. What is this? Sack of hair? Yeah, it's or the a little moon? ball of cubes. But yeah, Ball of cubes. All right, what would you rate this? I give this one a solid 6. Okay, I'll give it Yeah. Rookie Island. Oh wait, this one's so accurate. What the heck? Okay, this is a... Okay. So, aš išskiriu į šitą. Super. Ne, good. Happy jūs pasaka. Bišku, šitai daug žaidėjų. Sveiki atvykę į PBS sezoną antrą. Kokiai? Kur aš randuosiu? Kiek čia daug žmonių? Įdomiai. Jo, mes aš ant PBS. Net nežinau, ko tikėtis. Kas per kalnai? Oh my god, palaukit. Aš neturiu Optifine, tai, žinot, bus va taip gerai. O, to kas per kalnai? Wow. Blem. Aš neturiu draugų. Mes turim, bet nežinau, kurie yra. I guess mes galim daryti tai, ką Minecrafteris turi daryti. Tai turbūt kirsti medį. Aš nežinau. Tai aš jau senai žaidžiu. Ponelė, vyksta bal... Aš ne. Vat, aš strikliptą. Nereidžiau. Eimai daryti. Apskritai, prasme, faina. Gysiu. Turi karvės. Impė. Nors tu man nieko blogo nepadarei. Man maisto reikia. Aš prisirinkau maisto. Nėra čia žmonių prie pat manęs. Man atrodo, man reiktų maisto prisirinkti ir keliauti toli keliauti. O, dovanautas, sava. Palaukit, galime skambinti. Supranti, nutiko taip, kad mes netyčia iš PBS patekom į PBS. Ką tu turėtų omeny? Ką tu turėtų reikšti? Tai čia niek nėra. Nori settle. Oi, koks tu draugiškas. O gražuolis tu. Jezu Marija, gerai. Ko tu karves žudai? Kodėl tu negerbi gamtos dabar man paaiškini? Ką tu dabar padarai? Tu irgi nenužudai karves. Aha, aš galiu dar vieną karvę, kuris stovi priešais mane nužudyti. Aš tiek stoviu. Aišku, net. Okay. Davai padarom taip. Tu gyveni čia, ašgi... Nežinau. Aš tai noriu. Žiūri, fanai. Jo. Tai gerai, kol deimantų man neparneši, tol nebūsim. Ką? Gal tik tu
Deimantas gavai. Edvinas iš viso gavo Deimantas. Gerai, čestą pasidarau, jei kas, mes čia biškį ir taip spaunam. Nu, gal jei ką, tai nukeliausim toliau, jei reiks. Jo, nu tai aš galvoju keliau dar toliau, gal kažkada dar sugrįšiu. Jeigu kas, Pijau, žinok, kad aš tavo pažįstamas. Taip. Tai žinok, ir aš noriu keliauti, aš nebenoriu čia likti. Gerai, davai. Man, žinok, su tiek daug žmonių, tai aš nesuprantu čia. Koks užpuls, koks fervis ir apšie bus blogai. Nu, tai aš nesuprast. Jo. Manau, kad susivienyje mes geriau dirbtumėm, nes aš nesuprantu iš viso, kad čia per žmonės. Taip, susivienyje. O kur mano čestas dingo? A tu mano daiktas pavogė, čia jie dingo. Ne, tavo česte nieko nebuvo. Tai ko tu jį paėmei? Aš neėmiau tavo često. Tai kur dingo mano čestas? Geras klausimas, iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kur jis dingo. Man kažkuo čia kvepia, net o. Na, tai gerai, Pijau, aš keliauju toliau, o tu keliauji. Tai gal susitiksim dar. Tu pimpaldosi, mano čia. Eik tu, šikt kurvi, nukli. Žiūri, fanai. Ei, tu, pimpalosi. Tai, vertinu. Bes. Mr. Beast. Išjunkite skausmą su Elmex Sensitive Professional. Ji akimirksniu apsaugo jautrias sritis. Ilgai išliekantis poveikis. Gaudyk dadu, gaudyk laimę. Cheetah or one of the fastest cars in the world? Can a man beat a bear in a fight? Can a tiger beat the world record high jumper? We're gonna answer all of these and more, starting with the strongest man in the world. And he's about to test his strength against a 500-pound lion in a game of tug of war. Any last words? It's go time. 3, 2, 1, go! Alright, we're off. Oh my gosh! Look at his mouth! Look at that bruised shrink. Oh my gosh! The lion's literally holding the strongest man in the world back right now! Wait, what is he doing? Did that lion just turn around? It looks like he's trying to whip Ryan out. Here's Ryan pulling a literal plane, but right now, he cannot get this lion to budge. Oh, he's trying to struggle! Ryan's actually doing this! Oh, okay. Yeah. Mr. Beastas. Bad. Oi. Bad. Domanautas. Domanautas. No. Oh my god, yes, pilnas kiūnis. Oh my god, manau, tai kur mes esam? Ko čia per vietą? Atrodo kaip Edvio pilis? Tarsi mutinės, Mika. Sveiki atvykę į Edvio pilies slėpynės šiandien. Jūs turėsit pasislėpti Edvio slėpynės nuo mūsų dviejų... Edvio fanų. Oh my, gerai, jie bėg. Čia visi Edvio fanai. Edvio fanai, kai jis įkelia video, žinai. Ir ką jūs čia stovit? Ar jūs nužudyti reikės kebabėlį šiam 9, kas ir? Jo, turi tik tais 2 minutės pasislėpt. Tavo gyvybė gerai. Tai jo. Fanas. Dedu į Superbook. Mat 8. Pamatysite, kad bus. Ir kur aš dėsiu jį. Nes aš jau žinau. Visiems labas. Šiandien žaisiu Minecraft Skyblock su Dalvas 10. Tai
Jo, žiūrėkit, paspaudžiam ant šitą ir žiūrėk, mes tiesiog galim valgyti ir nesustorėsim. Tai jo, jisai padaro, kad niekas negirdėtų jo. Tai niekam tikusi šiukšlė. Tai jo, tai šiandien tokia lentelė buvo nebuvo not too good. Negerai. Tai jo, aš manau, kad šiam kartui jau užteks, jeigu norite antros dalies, sako, daugiau YouTuberių, tada sureka 5 laikus ant šitą video ir bus, jeigu norite daugiau terlisų, tada surekam 2 laikus ant šitą video ir bus kitas. Tai ir Domas pasako jums prenumeruoti bei palaikinti ir parašykite komentaruose, apie ką man sukurti terlisto video. Ja. Ir iki kito kartą.